my heart just knew. Nuo Kroatijos pakrančių keliaujame į Veneciją, į miestą, kur prasideda visiškai kitoks pasaulis. Važiuojame į viešbutį šalia Venecijos širdies ir iš ten jau vyksime autobusu. Čia perkame bilietus visai dienai plaukioti vaporetu, kuris leidžia neribotai plaukioti po Veneciją ir jos salas. Vanduo čia yra miestas, kanalai, gatvės. Ir tai nauja patirtis. Atsiveria vaizdas, kuris toks pažįstamas iš nuotraukų, bet visiškai kitoks gyvai. Venecija dažnai pelno gražiausio pasaulio miesto titulą. Visgi didžioji miesto dalis iškilo ant pelkyno lagūnoje, kurią sudaro vos 8% sausumos. Manoma, kad sėkmingas statybas lėmė senovinis pakeltų pamatų metodas. Jį taikant, miesto pagrindas iškeltas iki tokio aukščio, kad pastatai būtų apsaugoti nuo potvynių. Tam į vandeninį smėlio ir molio sluoksnį buvo įkalta 1000 polių, kurių viršūnės buvo nupjautos bei užklotos pamatiniu medienos ir marmuro sluoksniu. Būtent ant jo ir stūkso visi Venecijos miesto statiniai. Vienas iš labiausiai fotografuojamų vaizdų čia yra gondolos. Tai rankų darbo valtelės, kurios gaminamos iš 8 skirtingų medžio rūšių. Valtelės konstruojamos iš 280 dalių. Irklai gaminami iš buko medienos. Gondolos kairė pusė yra platesnė, siekiant kompensuoti gondolos irkluotojo svorį. Gondolos nebuvo sukurtos romantikai. Jos buvo transportas, darbas. Grožis čia atsirado ne dėl akių, o dėl būtinybės. Venecija gimė iš vandens, iš baimės ir vilties. Žmonės bėgo nuo karų, statė namus ant polių ir pasirinko gyventi ten, kur žemė nebuvo tvirta. Čia viskas laikosi ant vandens ir gal todėl Venecija moko pasitikėti ne tuo, kas stabilu, o tuo, kas teka. Venecijoje nėra automobilių, nėra skubėjimo garsų. Viskas juda lėčiau, valtimi, pėsčiomis, mintimis. Net laikas čia, atrodo, plaukia. Čia vandeniu vežamas maistas, vandeniu išnešamos šiukšlės, vandeniu grįžtama namo. Vanduo čia nėra romantika. Jis darbas, kasdienybė. Plaukiant tarp šių namų jauti ne miestą, jauti būseną, lėtą, tylią, plaukiančią. Lyg vienu metu gyvena keli laikai. Praeitis sienose, dabartis turistų akyse, o ateitis vandenyje, kur kyla, traukiasi ir primena, kad niekas nėra amžina. Atverkime duris į Venecijos širdį ir pažinkime ją iš arčiau. Einame dar tuo pačiu lėtu tempu, apsupti senų plytų pastatų. Gatvės mus vedė ir štai mes sustojame, kvapų mozaikoje. Metas ragauti Veneciją. Čia užsisakom makaronų su karbonara padažu. Skaniai ir sočiai.
Palikę lėkštes su makaronų kvapu, išeiname atgal į miestą. Venecija mus pasitinka ne triukšmu, o tyla, siauromis gatvelėmis, kurios lyg raukšlės senstančiame veide. Šimtmečius čia stovintys nutrupėjusių raudonų plytų namai tyliai stebi praeivius, tarsi žinotų daugiau, nei gali papasakoti. Miesto užkaboriuose galima rasti tylos ir ramybių oazių. Mažus skersgatvius, kur šviesa žaidžia per senų sienų plyšius, kur kanalai siaurėja ir virsta mažomis potvynių gatvelėmis. Ten jaučiasi Venecijos kontrastai. Iš vienos pusės turistų šurmulys, iš kitos laiko nesuvaržyta ramybė. Kanaluose gondolos lysta lyg plaukiančios skulptūros. Irklininkai stovi tiesiai ant laivelių ir vedasi poras per vandenį. Kiekviena akimirka atrodo lėta, bet pilna judesio. Plazdenantys audiniai, šviesos atspindžiai, vandens šnabždesys ir miestas, kuris žiūri į mus pro visus kampus vienu metu. Šviesos blyksniai persipina su senų sienų tekstūromis, byrančios raudonos plytos, kurios čia laikosi amžiais, lyg miestas būtų išmokęs gyventi su laiku, o ne prieš jį. Neriame į jų gilumą ir išnyrame aikštėje, kurioje pasislėpęs miesto šurmulys. Pasigauname šią nuotaiką ir įsiliejame veiksme. Ir čia mažytė parduotuvė šalia patraukia mūsų dėmesį. Spalvotos karnavalo kaukės. Nedrąsiai įžengiame į vidų ir akys klaidžioja tarp daugybės įvairiaspalvių veidų. Vyriškis sėdi susikaupęs, net nepakelia akių. Rankos juda tarsi savaime ir mes tyliai stebime iš tolo, kad nesutrukdytume to proceso. Tylus stebėjimas tampa mažytė ceremonija susijusia su šia miesto magija. Venecijoje lengva pasiklysti dėl daugybės gatvelių, skersgatvių bei vidinių siaurų kanalų, vinguriuojančių po miestą lyg klaidus labirintas. Netrukus išeiname į erdvią aikštę, iš kurios lengvai pasieksime pagrindinę lankytiną vietą. Ir štai pagaliau Dožų rūmų aikštė. Tai miesto simbolis su turtinga istorija ir nuostabia gotikinė architektūra. Dožų rūmai visais laikais buvo pagrindinis Venecijos miesto simbolis. Jų statyba vyko skirtingais etapais apie 800 metų. Šiuose rūmuose yra visas Venecijos istorijos, kultūros ir meno palikimas. Juose tilpo viskas – prabangūs Dožų apartamentai, Venecijos tarybos salės, kur būdavo priimami svarbiausi įstatymai ir garbingiausi užsienio svečiai, vykdavo teismai ir buvo įrengtas moderniausias kalėjimas Europoje. Tai įspūdinga rūmų architektūra, kuri priverčia sustoti, net jei čia jau esi kelias valandas. Žmonių šurmulys, turistų juokas, balandžių skrydžiai virš galvų. Visa tai susilieja į vieną miesto simfoniją. Venecija lieka už nugaros. Aikštės šurmulį keičia kelias, o vandens miestą laukų tyla. Mes išvažiuojame, bet istorija dar nesibaigia. Ji tęsiasi jau kitoje dalyje, kurioje aplankysime Veroną.